Ir klausinėjai žmonių ir jie tokie, o tai kuo čia skirias? Aš nežinau, kuo čia skirias, tu man tiesiog atsakyk į klausimą, kaip tu dabar įlindai. Jauniai, pajauai. Jauniai, pajauai. Ką jie čia iš viso daro, tai nesuprantu. Tik su kontekstu gerai, neišimti apie kontekstą. Tu nepapilupytą. Man dabar reikia su viena ranka kažkaip, ne? Dantim. O, aš manau, kad man išeis. Da. Opa. Ok, visai gaunasi. Nu ką, Pradedam. labą dieną, mergaitės. Labą dieną. Tai ką, labą dieną ir žiūrovam. Labą dieną. Šiandien mes esam pasisodinę ant adatos Lietuvos TikToko žvaigždę ir tikrą šiaulietę. Eimantę. Nu tai ką, mūsų visada pirmas klausimas būna toks, žos, kai kur išmeta iš vėžių visus. Nu, Tai kas tu esi? aš esu Brahamas, Eimantė, turinio kūrėja TikTok'e. Dabar jau biški lendu Instagram'o dar. Gerai jau lendi, gerai. Jo, o biški. O kas yra tas va tavo Brahamas? Nes, nu, ta prasme, aš tai nuoširdžiai pasakysiu, aš tai, nesupratau pričiom čia, žinai. Kam esmė? Jo, kam esmė va to tavo nickname'o? Susigalvau, kai man buvo 15 metų. Nuėjau į vieną filmą siaubeką, The Boy vadinas. Jeigu kam bus įdomu, pasižiūrėkit, visai geras filmas. Ir ten to pagrindinio veikėjo vardas buvo Broms. Ir aš kažkaip atsimenu, galvoju, blemba, visai gerai skamba tas vardas. Tai kažkaip reiks sulietuvint. Ir tada sulietuvinau, iš pradžių Instagram'e pasivadinau. Ir tiesiog turėjau, nes man nepatiko, kad pas mane parašytas ten pavardė, vardą turėjau įsirašyti. Toks biški, žinai. Norėjau biški to tokio, kažko biški kitaip. Ir tiesiog pasilikau. Ir esu Brahamas, visi labai O kaip skirtingai. kirčiuoti teisingai? Aš sakau Brahamas, bet visi absoliučiai sako Brahamas, tai aš neprieštarauju, sakykit kaip jums geriau. Ir pochai, Bet tai tu iš viso kažkaip renkies, man atrodo, taip gan anonimiškai savo vardą pavardę laikyti. Nes tavo vardą irgi reikėjo atkasti. Reikės rasti. Bet atradom, žinok, ir pavardę. Reikėjo poros. O kur radai? Facebook'e. Facebook'e. Tai aš vat ir nesakau savo vardo pavardės ten per daug, kad nelystų man į Facebooką. Kaip tu dabar įlindai. Aišku, aš ten galiu, man atrodo, Facebook'e galima užsiprivatinti. Galėjo. Bet aš taip kažkaip, tai būna dažnai, kad ir parašo, tarkim, kokias įmonės ar dar kažką ir sako, tai kaip į tave kryptis, koks tavo vardas. Tai tada sakau, Eimantė. Okay. Nu, bet tai sutartis, vis tiek vardu sudariniai. Nu taip, jeigu prieinam prie to, tai jau ir pavardę pasakau tau. Dėja, tenka. Okay, bet tai tu sąmoningai rinkais, anonimiškai? Tiesiog tik dėl to, kad ten šiaip neieškotų, ar... Aš kažkaip visą laiką norėjau gal palaikyti tą anonimiškumą. Tiesiog intikę rodyti tai, ką aš pati noriu, bet ten mano asmeninio gyvenimo būna tikrai tų tokių dalykų, kur aš ten nepasakoju ir jo. Tai kaip ir... O tai čia padeda ar trukdo, pavyzdžiui, kolaboracijas daryti? Nes labai daug, man atrodo, kur ypač jeigu ten kažką reklamuoji, tai toks per asmeninį dažniausiai pardavimas vyksta, o čia kai tu dažniausiai neatskleidi, nes turi labai daug personažų, tai padeda ar trukdo? Tai vis tiek mano esmė ten tų visų reklamų ir vidosų, kad aš ir darau visokius veikėjus, sukuriu kažką, tai ne per save, žinai, nėra taip, kad iš savęs kažką tam reklamuočiau, kažką nesąmonę pasakiau, bet suprantu jaučiu, kad turiu. Žinoma, mes tose pačiose rogėse. Jeigu kas nors nesupranta, tai nereikia. Tai parašykit, mes kam kas neaišku. Jo, parašykit komentarą, kam kas neaišku. Okay. O tai kaip tie tavo personažai iš vis gimsta? O, jie tiesiog išgimdau, žinau. Aš bandžiau ją susirašyti, mes po to prieisim. Aha. Įdomu, ką bus išrašęs. Nes tiesiog man iš pradžių gal ateina kažkokia idėja ir tada jau po biškį aš vystau tos personažus. Yra, kurie kartojas, koks Maroziuks, tarkim,
dar kažkas, bet dažniausiai būna skirtingi ir tiesiog ateina taip random. Random. Jo. Okay. Nu, tai fainai. O kas, pavyzdžiui, iš tavo tų personažų, jeigu reikėtų gyvenime juos sutikti, kuris tau labiausiai nepatiktų, su kuo beefą turėtum, kuris labiausiai nepatiktų? Tiek daug iš tikrųjų, bet anksčiau dariau Oksės personažą, influencerį. Aha, Tokio jo, tipo, geras tas. su peruku. Tai įsivaizduoju, kad man su ja biškai būtų sunku susivaibinti. Okay. Su Oksena. Man jinai patinka, bet nu išgert gal nueičiau. Bet taip tai būtų sunku susivaibinti. Okay. Trumpas iškart apie Šiaulius turim klausimų. Davai. Visi bus arba Okay. ir po to pratęsim. Okay. Tai ar eitum geriau su furistų žmonom į Pegasą, Aha. ar su nepilnamečiais į Speisą, ar lyroj su vyrais? O. Iš karto atmetu vidurinį variantą su nepilnamečiais, nes paskutinį kartą, kai buvau Speis'e, aš norėjau ten ir aš galvoju, nu viskas, čia jau nebe mano vieta. Nes labai daug tų snarglių ir tu tiesiog kaip senis jauties ten. Tai... Okay. Bet yra buvę laikotarpis, kai... Jo. Į Pegasą su bobikiam, nu... Ne, jau čia irgi neįčiau. Kodėl, nu blemba, tos bobos nutrūkusios, prigėrusios gerosios būna, linksmas. Bet visi nutrūkę būna geri, tai žinai. Nu, tai, bet vat prie lyros nesu gerus, taip taškius aliuko, tiesiog tai gal lyrai. Okay. Mes nesakėm, kad rimuoja su vyrais prie lyros. No. Okay. Kuris šiaulietiškas laisvalgis yra smagesnis? Vaikščioti ratu Saulės mieste ir sėdėti prie banko mašinai? Kur? Prie banko mašinai. Prie banko mašinai? Centre. Centre. Saulės miestas, mane ten krato biškinojo, nes aš anksčiau dirbdavau ten. Tai nueinu nebent su reikalais, tai jeigu man reiktų tiesiog trintis ten pastoviai, tai ne. Tai centre sėdėti mašinai. Anksčiau, ypatingai COVID laikais, tai mes pastoviai tą ir tiesiog darydavom. Nebūdavo ką veikti, kur eiti, tai ir sėdi mašinai ir kimarinė. Okay. Saulės picoje 3 nakties. Kebabas, pica ar rozborkis? Kebabas. Kebabas. Kebabas su jautiena, česnakiniu raštriu ir sūriu. Okay. Ar esi pasiklydus? Ką? Į Razborkės neitum, jeigu Ne. reiktų? Bet ten būna. Jo, būna ten. Aš buvau 2 kartus, Šiauliuose abu aš buvau mačiau. visur Tai va Jo, ten yra- visą laiką, ten ten tikrai bus ką pamatyti. Okay. Jo. Ar esi pasiklydus Salduvės kalno miške? Ne, aš ten kiekvieną takėlį, kiekvieną keliuką žinau ir ganėtinai dažnai aš ten vaikštau, tai būtų sunku pasiklysti. Jo, nes... Okay. Gerai, grįžtam prie turinio kūrimo apie Šiaulius. Davai. Čia toks Tikslinių buvo auditorijų intro buvo. Gerai. Man, pavyzdžiui, kaip nepažįstančiai Šiaulių, tai aš turiu Nieko daug nesupratau. klausimų. Nieko Aha. nesupratau. Tik Saulės miestas, žodis kebabai, tik supratau ir viskas. Nu, tai bet tai jau kažkas. Nu. Nori paklausti kažkas neaišku? Aš žinau, aš jau pamiršau ten apie ką klausai. Man tie pavadinimai. Saulės miestas yra prekybos centras pačiam centre. Okay. Tai va, taip vadinas. Okay. Grįžtam prie tavo darbo. Jau galima vadinti darbą? Tavo turinio kūrimą? Galim. Okay. Bet tu vadini save turinio kūrėja ir influencerė? Turinio kūrėja labiau. Nu, net nežinau, kuo tada skiriasi. Influenceris įsivaizduoju gal labiau, kur savo daily life rodo, o turinio kūrėjas, bet ir influenceris turinio kūrė. Bet aš gal labiau turinio kūrėja, taip laikyčiau save. Ar tu atsimeni savo pirmą video, kuris buvo eksperimentas, bet tapo viral? Eksperimentas, tipo, kur... Nu, toks, kur pabandėjai, žinai, kur pradžiai nuėjo, pirmas, kur daug nuėjo. Tai gal koks nors, gal pirmas video, kur pabandžiau jau kažką originaliau padaryti ir su savo balsu tiesiog. Nes anksčiau aš tiesiog trendus visokius darydavau ir pagal kokį soundą trendinant ir viskas. Okay. Ir atsimenu, kai pirmą kartą padariau, tai visai gerai suėjo iš tikrųjų. Tai jo. O yra buvę, kad ištryniai video, nes buvo neigiamų daug reakcijų? Yra buvę, kad aš
ištryniau, bet ne dėl neigiamų reakcijų, gal tiesiog pačiai galvoju, ką aš čia, blėt, kėliau, tipo kažkokia nesąmonė. Būna kartais, kad perinu per tos senesnius ir gal kokį užprivatinu, nes galvoju, nu, tipo, nesąmonė. Kad jau biški cringe pasidarė. Nu, tipo, stengiuosi vis tiek palikti daugelį, bet jo. Bet kad dėl neigiamų būčiau užtrynus, tai ne. Bet bendrai sulauki kažkokių turbūt neigiamų komentarų. Turi kokį nors topą juokingiausių neigiamų komentarų arba plėtko apie save. Nes man atrodo, kad kai tu taip tipo labai gana privačiai, nu jo, pas tave tik personažai, aš įsivaizduoju, kad turėtų būti plėtkų kažkokių, kur esi girdėjus apie save, kas nebūtinai tiesa. Plėtkų tai gal ir šnek žmonės kažką, bet aš nelabai girdžiu. Nežinau, reiktų į kokius Discordus eiti, jaučiu ir pačiai išsiknista informacija, bet... O ne parsiunčia sekėjai, nes dažnai sako, va, tiem influenceriam, kad parsiunčia sekėjai kažkokias nesąmonės. Plemba, ne, nėra, kad gaučiau, bet pagrindiniai ten tie, tipo, heito komentarai, tai ar čia merga, ar čia bitchas, čia transgender tipo, nu, va tokie, tiesiog, bet jau tiek daug, kad tiesiog... Nebekreipiu dėmesio. Čia, aš manau, žinok, iš pavydo, nes graži merga esi, tai normalu, kad nu, kažkam, žinai, užkaso tas pavydo visokius taškus ir dėl to taip atsiranda. Bet aš ir dažnai įkūniju bičiuko personažą, tai gal kažkam rimtai neaišku. Tai... Nu. Gali dabar pasakyti. Tai jo. Okay, bet tai, nu, tipo, neliečia tavęs, kažkaip nepriėmė asmeniškai. Nes, nu, tik to, šiaip žiauriai daug heito, man atrodo, yra. Nu, tokio, kur... Nu, tipo, jeigu tu matai, kad ten kokie vaikai komentuoja, tai aišku, tipo, neimsi, bet, nu, būn kartais, kad tikrai kažką parašo, gal labiausiai, kad apie mano kontentą, ar kažkaip va taip, bet ten tokie randominiai, kur ten tu baisi, tu ten, kur tavo, tu ten turi kiaušus, ten bičias merga, nu, tokie tai... Šito jau klausėm irgi vienos TikTok turinio kūrėjos, tai paklausim ir tas, kaip tu įsivaizduoji, kaip atrodytų tavo toks statistinis, vidutinis hateris, maždaug koks būtų jo amžius, kaip jis atrodytų ir ką jis veikia gyvenime. Bet bandau pagalvoti, koks kontingentas dažniausiai komentuoja. Jam čia bičas dažniausiai, jaučiu bičas būtų, mergas biški mažiau komentuoja tų nesąmonių. Jam koks 3-5 metai. Šiaip dabar turiu galvoj... Vizualą, ne? Jo, nes aš buvau užėjus, tipo, ant vieną komentarą, man plus turiu draugę, kuri visą laiką perfiltruoja, persižiūri, tipo, kas ką komentuoja ir atsiunč, tipo, man nuskrinšotin, ten parodo. Tai vienas toks buvo, toks su šypsena, bedančia, nuskusta galva, kokie 3-5 metai jam, nesuprasi, ko jis ten apsišniojęs, tai gal toks jaučia. Koks vardas jau būna? Neatsimenu. Ne, tai tu gali žinai, net apistitų sergantis. Nu. Ne, tai gali sugalvoti, žinai, tipo, mes po to galėsim referent, žinai, nesakyti heiteriai, tipo, tiesiog. Jo. Man tik vadimą, žinai. Tiesiog 3-5 metų, tai mes ką jis turi veikti gyvenime, kad jis turi laiko atsidaryti TikToką ir, tipo, aš dabar parašysiu komentarą. Pilna tokių iš tikrųjų. Ok. Ką pasakytum savo prieš 5 metus? Judėk, biški daugiau. Nes aš anksčiau labai bijodavau iš tikrųjų visko. Iš komforto zonos labai būdavo sunku išeiti. Labai bijodavau ir žmonių, šnekėti su žmonėm, kažką daryti, tai labai dažnai pati savo stabdus būdavau. Tai pasakyčiau, judėk, nu, judi. Judi. O čia įeina tas ir savaitgalių judėjimas? Taip. Ai, okei, gerai. Taip. Loreta, tai šiandien vaibas. Žiūri geras vaibas. Davai, judam. Nu gerai. Neapsipilti. Tai pasimk, normaliai. Trebančią ranką. All good. Ok. Tai judėk, nusipratau, nes, nu, taip atrodo, kad pas tave, nu, tie visi skitai tokie, nu, ką tu šiaip kuri, tai šiaip taip iš šono gali atrodyti labai lengva, bet man atrodo, kad daug darbo įdedi. Tai jo, tikrai įdedu, vien sugalvoti idėją, žinai, reikia.
ir ją reikia išpildyti, išvaidinti viską. Dažniausiai aš darau ne vieną kokį veikėją, bet porą veikėjų, tai žiūrint, kur tu dar filmuoji, kokioje aplinkoje ir persirenginėti turi, ir aišku, paskui viską ten sumontuoti. Jo, bet jaučiu sudėtingiausia, tai scenarijų patį rašyti. Bet tu susirašai viską faktiškai, nu, tipo žodis į žodį, rimtai? Jo, jo. Ar toks, žinai, tipo parašai, va dabar plius minus tas ir ten biški brainstorminė? Aš mėgstu susirašyti, ypatingai, jeigu, tarkim, kokią reklamą, žinai, filmuoju. Tas taip. Ir žinau, kad yra limituotas laikas ir aš turiu sutilpti jį, tai aš susirašau, aš turiu pagrindinį scenarijų, tada turiu scenarijų atskiro kiekvieno veikėjo, pasibrėžiu kai kurios tipo vietas, kad nepamiršiu, kur labai svarbu yra pasakyti. Atskirai dar pasirašau dar vieną scenarijų kadrams, nes yra tam tikri kadrai, kur aš ten nieko nešneku, tarkim, bet žinau, kad man būtinai reiks va, ten produktą iš tos pusės, ten dar kažką. Tai sudėtingiau yra, kai aš filmuoju ne savo namuose tai viskas easy, tipo, bet jeigu kažkur, va, tai jo. Bet dabar palengvinsiu savo darbą, nes pagaliau mikrofonus nusipirkau. Sveikinam. Nu, po tiek metų. Labai naudingas dalykas. Jo, nes jeigu filmuoji kažkur laukia arba parduotuviai, tai sudėtinga iš tikrųjų turi laukti, kol ten praeis žmonės, nustos žvengti, šnekėti, kažkas ten. Tai jo, tas irgi, nu, vat viskas susideda ir grįžtant prie to klausimo, jo, darbo tai tikrai įdeda. Jo, skamba, kad pizdės. Nes jeigu man atrodo, kad tie, kurie atrodo natūraliausiai ir lengviausiai, video sudėtingiausiai ir padaryti, nes kai žiūri, tai atrodo, kad, nežinau, tu turėtum kelių žmonių komandą, kurie viską greitai, žinai, padaro, nes taip easy, taip tvarkingai sudėliota viskas, kad atrodo lengva, o pačiai to humoro, nu, tipo, ar dar būna toliau linksma ir juokinga, kai darai, ar jau biški toks, kur darbas? Šiaip jo, aš labai dėkinga esu savo draugiams, kurios man padeda viską filmuoti. Tai vis tik su jom susidėrinu ir mes visą laiką prisižvengiam, visą laiką yra kažkokių kadrų, nes man, tarkim, labai aš dažnai užsikertu. Jeigu filmuoju reklamą ir yra būtinai kažkokia eilutė, kur aš turiu viską tiksliai pasakyti. Ir man tiesiog kažkokia disleksija prasideda dabar. Aš labai tai suprantu, nes taip, kai reikia kažką, grinai faktinio nusifilmuoti, supranti, žinai, prieš infarktinis, tai net su pulsijom tampo. Tai va iš to, kiek kadrų būna, kai aš bandau ten vaflint, nedavaflinu ir tiesiog, tai jo, aš prisižvengiam. Aišku, vis tiek jaučias, kad tai yra darbas. Išeinam, tarkim, po tų reklamų filmavimų parduotuvėse, tarkim, nu, tikrai pavargus aš bent jau, bet vis tiek linksma ir jo, best job. Bet o pažiūrėjau, pagalvoju apie, nu, tipo, susirinkti tokią komandą. Aš suprantu, kad draugės, bet jos gal visą gyvenimą tau nepadės. O kodėl ne? Kodėl ne? Jo, aš labai suprantu šitą, aš labai norėčiau, kad mano draugė būtų šalia manęs visą gyvenimą. Bet, nu, žinai, gali atsitikti visokių dalykų, kurios, pavyzdžiui, gal negalės padėti. Ar norėtum, pavyzdžiui, susirinkti kažkokią prof komandą? Būtų, manau, labai patogu, bet man, tarkim, dabar tai reikia tiesiog vieno žmogaus, nes aš editinu pati, aš ten nemoku kažkokių, nesu profė tam editinime, bet man pačiai patinka, kad viskas ganėtinai paprastai pas mane ir atrodo, aš ten net nepridedu kažkokių efektų, ten dar kažko. Tai susieditinu pati, scenarijų pasirašau pati, man va tiesiog reikia žmogaus, kuris mane pafilmuotų. Bet ateityje gal pasisamdysiu žmogų, kad jis mane vedintų tiesiog, kol aš. Šitas irgi geras. Nu, taip. O kits atneštų man irgi, va dabar galėčiau turėti. Taip, kas mane girdytų. Tu čia dabar kankiniesi, žinai, o tau tiesiog į burną piltų. Tai va dabar aš galvoju, kad jo, reiktų. Jo, aš labai reiktų. Vergų, nu. Okay. Bet šiaip man atrodo, kad dabar yra visai nemažai kūrinio turėjo atsirasti. Ir kūrinio kūrėjų. Dislekcija, labą dieną. Turinio kūrėjų atsiradę. Ar yra tau pačiai tekę susidurti su, nežinau, konkurencija, kažkokiais dramom vidiniam tarp kitų kūrinio turėjų? Matai, aš... Viskai aš patentuosiu šitą. Kūrinio turėjai. Nu, aš kažkaip biški gyvenu tokia vos ne užsibarikadavus savam tam burbulė. Aš nelabai daug ir pažįstu kūrinio kūrėjų. Tai nėra, kad būtų kažkokios dramos, ten dar kažką. Aš net labai daug tų influencerių aš net nežinau.
man gal atsiunč kažką ir aš galvoju, kas šitas žmogus yra, pasirodo, visi kiti žino jį. O aš tipo, ką? Nes aš, ką man išmet tik tokia, tai aš tokiam burbulė ir esu, ką matau, tą matau. Bet kad ten kažkokias dramas būtų, dar kažkas, nu, ne. Kol kas. Nu, nelabai aš sakau ir pažįstu daug. Ne, aš kažkaip, aš grinai nesu tas žmogus, kur ten lystų į dramas. O vidinis šiaulietis tavo nenorėtų? Nu, ne, aš ganėtinai rami iš tikrųjų esu, tai man to nereikia ten kažkokią klautą per dramas ar kažkokias nesąmonės, tai nebent kažkam prikolą susukt, suplanuotai, tada galim kažką, bet taip tai ne. O su kuo norėtum susukti ant prikolą suplanuotai? Pasakau, aš gynai nežinau tų per daug turinio kūrėjų, bet dabar yra vienas bičiuks, kur mes su draugė žiūrim į. Blemba, nenoriu netai pasakyti, galiu surasti aš jį, su kuo vat norėčiau kažką susukti, jisai ganėtinai naujas. Jisai vadinas Jetskišas, Žinai, tai esu mačius, jo. Kaip jisai stumžiauri iš tikrųjų, aš pasijungiu ir nieko, bet stumyklą. Nu, aš pirmą kartą pamačiau jo videoso, galvoju, kas jam yra, tipo. Ir klausaus, galvoju, jis čia, tipo, rimtai. Ir tada supratau, kad čia, tipo, jo toks, nežinau, gal iš tikrųjų toks yra, bet galvoju, gal veikėjas. Tai mes belia kaip iš jo prisižvengiam ir kad ir su juo, nežinau, aš ganėtinai open to ideas, tai... Okay. Tai jo, tai va, shout out to Jetskišas, nežinau. Gerai. Nu va, ir turėsim collaboration. Nu, labai kažką. Jeigu rytoj dingsta TikTokas ir Instagramas, ką veiksim gyvenime? Su sportu. Asmeninė trenerė būčiau. Dabar mokymus einu kaip tik. Tai su sportu. Arba gal net eičiau kokią vaidybą, man vaidint patink, sportuot patink. Nesulisim čia įrangą. O ką mes šnekėjom? Ai, kuo būčiau? Jo, ką veiktum? Tai va, arba norėčiau vaidint, ten kokiuose lietuviškose serialuose, nežinau, nes vaikystėje labai mėgdavo serialus, visokius moteris meluoja geriau ten žiūrėti. Tai norėčiau vat pavaidint ir sakau su sportu man. Dabar pasinefus ant to sporto esu. Tu labai daug sportuoji. Jo, sportuoju. Ir figūrytė gera, matus, kas sportuoja. Dėkui. Tai va. Ok, noriu pereiti prie personažų savo. Ok, liuks man. Va, nu aš taip pagalvojau, žinai, kur galėtumėm personažas versus realybė. Aha. Tai tiesiog aš užduosiu klausimus tavo personažam, ne tau. Ir tu pabandyk sureaguoti, kaip sureaguotų tavo personažas. Ir jeigu aš netaip išsirašiau sorry, aš net ChatGPT klausiau, tai šiaip ChatGPT turi daug info, bet... Rimtai? Jo. Niekada nesu bandžius paklausti, reiks paklausti. Jo, tai yra tas Šiaulių Batmanas, šitas Maroziukas, ne? Toks kažkoks. Marozas, man. Jo. Jo, nu tai va dabar pirmiausia jam klausimus. Šiaulių Batman klausimai. Ką galvojais apie Vilnių ir jo žmonės? Jauriai hujauji. Jauriai hujauji. Ką jūs iš viso darot, aš nesuprantu. Kamščiai, nesąmonės, gerėt visokios žalias kavas. Ne. Kaip atrodo tobula moteris jo akimis? O aptemptais džinsiukais, ilgi, blondiniški plaukai. Ir kad suprastų mano bazarą tiesiog. Ir kad nešnekėtų daug iš tikrųjų, aš tiesiog noriu daug šnekėti ir jinai tegu klausos manęs viskas. Ką darytų, jeigu pamatytų vaiką parduotuvėje vaginti saldainius? Tai malačius, nu, įmeski man išgiuką. Davai, judam, nu. Ir tada turiu influencerį Oksį klausimų. Oksį turiu klausimų. Kaip greitai susirasti turtingą vyrą? Tu turėtum jam pašnibždėt. Aš Petriusiko. Žinot šitą referenciją? Ką daryti, kai tavo draugė išpopuliarėja labiau už tave? Nu, tai nurauti į plaukus turbūt, kažką padaryti, nes negali būti. Negali būti. Kitos žvaigždės negu aš spindžiu labiausiai.
Kiek reelsų reikia įkelti per dieną, kad būtų vibe? Kad būtų vibe, nu šiaip tai man iš tikrųjų net nepatinka filmuoti ir dirbti, tai nežinau, savaitę max vieną, tipo. Aš žiauriu siemus ten, manikiūrai visokie, viskas, tai max vieną. Okay. O ar galima per 3 stories? Paskutinis toks. Sakau, aš su jie nesuvaibinčiau, tipo toks. Kaip galima per 3 stories pakeisti gyvenimą? Na tai įsikėlė savo papus, įsikėlė savo subinę ir parodai savo pripustas lupytes. Ir, nu, manau, pasikeistų kardinaliai viskas pas tave. Jo. Tu taip pakeisi ir sprogdinai. Aš žinau, kokie bus geri reelsai. Ar ilgas tai? Tik su kontekstu gerai, neišimti apie kontekstą. Subinė papai lupytes. Kas tu? Subinė papai lupytes. Šiaulių šerifui. Čia yra šitas. Yra, jo. Kaip elgtis su influencerių krize? Krizė. Kas ta krizė iš tikrųjų? Nežinau, žinai, kaip aš tau pasakysiu, aš tik Šiaulius matau. Aš matau tik Šiaulius, tų influencerių man čia nei šilta, nei šalta. Man svarbiausia yra apsaugoti savo rajoną ir padaryti taip, kad šiauliečiams būtų gerai gyventi Šiauliuose. Ar Brahamas pažeidžia viešąją tvarką? Taip, visada. Ir mes pastoviai su ją derinam, kad jinai nustotų daryti nesąmonės gatvėse, parduotuvėse. Šiauliečiams tai nepatinka, bet ji toliau stumia durą. Jo. Ką darytum, jeigu tavo dukra taptų tiktokerė? Nu tai gautų subinę, paprastai pasakius, mano dukra, mano namuose netiktokins niekada. Niekada. Gerai, dabar tau klausimas ir situacija. Čia man jau, čia dabar aš galiu jau... Jo, bet toks biškai brainstorminam, kūrybiškai. Kaip atrodytų pokalbis, jeigu netyčia, visi 3 šitie ką tik vardinti personažai kandidatuotų į Seimą Šiauliuose? Nu, klaunų šou. Aš galiu pasakyti, Marozas, Oksė ir Šiaulių šerifas. Tai manau, Šiaulių šerifui geriausiai pasisektų. Aš tai už Oksę. Bet Oksė būtų labai užimta to Marozu, Marozas būtų užimtas Oksė. Tai liktų tiesiog vietos Šiaulių šerifui ir jo, nebūtų konkurencijos ten jam. Pavarytųsi tikrai. Viskai jau 4 minučių sprogo laiko. A ne? Taip, alot, kaip greitai. Oho. Turi, kad atsigeri. Okay. Bet vis tiek, varai ten dabar girdėjau, kad Red Bull'e turėsi mytus kažkokius, vis tiek susitinka turbūt su kitais toj pačioj srity dirbančiais žmonėms, aš jau bijau sakyti, turinio kūrėjais. Kūrinio turėjais. Supranti, pas mumis Šiauliuose labai mažai, arba aš sakau, gyvenu savo tam burbulę ir aš net nežinau. Kartais gal ir susitinku, bet tai, o ką tu nori apie tai žinoti? Ką veikėt? Ne, labiausiai noriu žinoti, koks, pavyzdžiui, sutiktas žmogus iš, nežinau, šiaip gal, pavyzdžiui, šiaip žinau žmonių arba kuo tu žavies, kur tu galbūt galvoji vienai, bet tave nustebino teigiamai. Ar turi kažkas, kas tave įkvėpė, nustebino ir tu pagalvoji, kad buvo faina susitikti? Tai gal atsimenu, kai su Goda Problema pirmą kartą pabendravau, mes čia buvom, mane pakvietė į mamos apdovanojimus ir tada aš ją mačiau, bet dar tokia labai nedrasi buvau, man šiaip ten žiauriai buvo baisu, nes mes turėjom iš visų tų žvaigždžių imti intervus, o žinai, kokius aš klausimus pasiruošiau, tipo, ką tu? Triperis ar sifilis ir klausinėjai žmonių ir jau tokie, o tai kuo čia skirias? Aš nežinau, kuo čia skirias, tiesiog atsakykit klausimą. Ir buvo labai baisu, bet aš ją mačiau vis tiek ir tada buvo tas after party ir mes kažkaip biškį pašnekėjom, jinai man davė porą patarimų ir pasirodė tokia labai down to earth, tai buvo nice experience, o paskui jau pas ją į laidą, tai irgi fainai pasišnekučiavom. Tai ir šiaip labai dažnai būna, kad žmonės ir galvoja, kad tai, ką žmogus pateik socialiniuose tinkluose, kad tas veikėjas ir yra toks, tipo.
Bet dažniausiai paprasti žmonės tiesiog. Tai jo. Okay. Tu šiaip antrasis, kurį vardino Goda. Mane? Jo, labai Nu fainai. tai malačia. Labai fainai Goda, vadinasi, jo. Ir Jo. šiaip Goda jau buvo šitam podcast'e, bet Aha. kai dar ne Loreta tatuiruodavo, Aha. tai man atrodo, reikėjo dar kartą. Aš manau, kad mums tikrai. Mes Nu. labai norim visi ją dar kartą Jo. pasikviesti. Jo. Įdomi Nes šiaip jinai asmenybė. kaip Feniksas dabar pakilo, tai tikrai jos norėtųsi dar kartą. Taip, taip. Fainai. Ar tau būna FOMO? Nu, tas fear of missing out. Nes, man atrodo, kad dabar socialiniai tinklai taip greitai keičiasi viskas. Ar yra tos įtampos, nu, dar dirbant tokį darbą? O FOMO tu turi menį, kur kokiuose, kad Nu, renginius kad atrodo, kažkokius negali nebuvo? atsitraukti arba negali nekurti, nes vis reikia Ai, to taip, turinio. jo. Arba kokį trendą, kad praleisi, žinai, reikia Dėl- čekinti vis. Dėl trendų, tai va, ne, dėl trendų visiškai neapsikraunu, nes iš tikrųjų ir būtų sunku, jo, tu norėtum pastoviai šokti ant tos bangos. Man kas gerai, kad aš tiesiog iš savęs tos idėjas gaunu ir nieko nepraleidžiu. Tai tas jo. Bet kad stengiuosi kuo daugiau kurti ir kuo daugiau filmuoti jo, nes jeigu aš, tarkim, visą savaitę nieką nefilmuočiau, aš jau jaučiu, kad, nu, tai ką aš darau, kodėl aš nieko nedarau. Nesvarbu, kad gal ten yra kokių kitų reikalų, bet vis tiek stengiuosi kažką įterpti ir pričiešinti savo draugės, kad man padėtų iš tikrųjų pafilminti. O yra kada nors buvę, kur sakai, viskas metu, viską tiesiog, nebenori? Ne, nėra tai buvę. Gal yra, kad ganėtinai didelę pertrauką buvau pasidariusi, čia 2 mėnesiai buvo, tai nežinau, čia didelė ar ne, bet ten aš studijavau tuo metu, tai buvo sesijos, egzai, šiaip gal toks laikotarpis, kur nesinorėjo nieko filmuoti ir tu jauties, kad tu esi įsisiemus. Ir aš galvodavau, kad tada reikia tiesiog pailsėti, bet dabar ką aš stengiuosi daryti, tai jeigu jaučiu, kad aš žiauriai nenoriu, tarkim, kažko filmuoti, aš tada savęs paklausiu, tai ką aš norėčiau filmuoti. Jeigu mane labai užknisa filmuoti namuose, tarkim, tai davai tada einu į lauką. Jeigu mane užknisa filmuoti ant vieno ar kitų veikėjų, kažką reikia naujo sugalvoti. Bet aišku, būna ir taip, kad nu, tiesiog tu negali. Ir jeigu... Nepaslenki tiesiog. Nu, ir tada matos iš pačio to filmavimą ir tų veikėjų, man jeigu labai jau blogo nuotaika, nu, tai ir matysis iš tikrųjų, aš nesu kažkokia profesionali aktorė, kad galėčiau ten paslėpti savo emocijas visiškai. Tai, jo. Bet o yra buvę kokią nors reklamą, gali neįvardinti su kuo, bet kur nu, pačiai nepatiko. Nu, nežinau, bent jau aš tai turiu tą vidinį irgi kritiką, kur kai kažką darai, nu, jeigu pačiai nepatinka, tai žiauriai sunku. Kur nebedarytum antrą kartą. Aišku, neįvardinsiu, bet yra buvę dažniausiai tai, kai yra įmonės, kurie labai specifiškai nori, kad tu iškomunikuotum jų tą žinutę ir palieka mažiau laisvės kūrybinės ir nu, prisipisinėja ten vos ne prie visko. Ir tada tu toks jauties, tu žinai, kad nufilmuotum visai kitaip ir auditorijai labiau patiktų ir man pačiai labiau patiktų, bet įmonė vis tiek nori išlaikyti savo tą įvaizdį ir padaryti taip, tai tu aišku turi prisitaikyti prie jų, bet va tokias reklamas gal ir mažiausiai tada patinka. Ir aš netgi tada prokrastinėtinu, stengiuosi nukelti tą editinimą. Nes man atrodo, blėt, jaučiu kaip hujovai bus ir tada tu pats dar turi editinti ir matyti, kad hujovai, bet būn, kad praein kokią dieną, pasižiūriu tą video, galvoju, nu, nėra tai blogai, vis tiek kažkaip, nu, vis tiek čia mano idėja, bet, nu, vat, jo, kuo labiau ribojami tie, įsivaizduoju, kūrinio kūrėjai, turinio kūrėjai. Tai, Kūrinio turėjai. Nu, kūrinio turėjai, o. Tai tuo sunkiau, tai jo. Okay. O kaip tau su šiaip disciplina ir rutina? Ar tu turi savo kažkaip dienotvarkę? Jo. Ar chaos? O ne, pas mane chaoso nebūna, pas mane yra dienotvarkės ir aš dabar kaip tik stengiuosi biškį atleisti vadžias, nes man labai lengva tiesiog atrodo ištirpti toj rutinai, viskas vienodai. Ir tu tada, aišku, jauties labai saugiai, nes viskas suplanuota pas tave, tu susidėlioji ten tos darbus, bet tu tada save uždarai į tokį kalėjimą, nebeleidi savo būti spontaniškai. Ir dabar aš irgi stengiuosi. Nu, aš pastebiu netgi pas mane, pradėjau eiti kavos ten 1 valandą. Visą laiką einu pro centrą
Ir aš pastebėjau, kad man čia irgi vos ne kaip darbas pasidarė, aš savo vos neliepiu, kad va, dabar jau 1 valandą jau einam pasivaikščiosim, išgersi kavos. Kur tu net nenori tos kavos. Nu, aš ir tada pradėjau galvoti, tai aš dabar čia noriu eiti, aš net, bet čia toks paprasčiausias dalykas. Gal sudėtingiau irgi su mityba, tarkim, jeigu tu save per daug riboji, tai iš viso tada bumpis, da. Su sportu irgi stengiuosi dabar savęs taip nenuvarginti, nes irgi tiesiog būns labai sudėtinga. Tai jo, pas mane disciplinos yra, rutina tai tikrai yra, bet aš stengiuosi kažkokį balansą rasti ir tas yra sunku. O yra tekę perdegti? Nes man atrodo, kad kai su kūryba dirbi, čia dažnas atvejis. Jo, tai kai tada sakau, buvo pertrauka, buvau pasidarius poros mėnesių, tai jo, aišku, perdegė. Ir va dabar kaip tik turiu sugalvoti idėją reklamai ir man visą laiką yra toks, kur galvoju, tai va galbūt jau dabar aš jau perdegiau. Jeigu va dabar jau nebesugalvosiu kažko ten Bet save tu nuramini, kad visą laiką sugalvoju, viskas bus gerai ir sakau, stengiuosi kažkaip pasižiūrėti gal iš kitų kampų, kad kažką padaryti, kas man pačiai patiktų ir būtų smagu. Tada ir gal sumažini tą perdegimą tokį. Čia pagal kiekvieną atskirai turi rasti grynai savo kelią. O kokį klausimą tau visada užduoda, kuris tau yra iki gyvo kaulo įgrisęs? O kad nervuotų, tai taip nėra, bet visą laiką būna, iš kur pas tave tos idėjos, tipo, kaip tu sugalvoji, kodėl Brahamas ir pas tave pys dar kiaušai, aš nesuprantu. Tai pys dar kiaušai? Nu. Atsakymas. Malkis kelnes. Paslapty. Intrigą paliekam, nesakom. Tai va, tie 3 tokie topiniai jau, bet čia visiškai suprantama, kad žmonėms įdomus tokie dalykai, tai jo. Ok. Dabar jau perkim prie tavo tatuiruotės, nes šiandien ne tik šiaip sėdim kalbam, nors jaučiu net pamiršai, ne? Kad aš net nežiūriu, gradai, bet... Aš žinok, nieko labai gerai nesigauna. Nu, bet atrodo normaliai. Kokias? Gerai. Ką čia dabar darais? Čia yra narcizo žiedas. Čia šiaip ar kažkodėl? Aš turiu pas save Pintereste pilną tatuškių prisisaugojus ir aš vis tada, metai iš metų vis pasižiūriu, ką aš ten įsisaugojus ir jeigu aš noriu to dalyko, jeigu vis dar noriu ten, tai ir tada galvoju šitą reikia pasidaryti. Kiek maždaug laiko duodi savo sugalvot, kad nori? Mes kaip tik penktadienį filmavom su psichologija, tai vardino, kiek laiko reikia, tai galėsiu tada pasakyti. Lempa pas mane labai įvairiai, bet va šitą nusprendžiau gal per savaitę, bet sakau, jau turėjau įsisaugojus ten jau seniau. Ir tada, aišku, dar aš pasičekinu, kas tiktų man, nes aš norėčiau visą tą ranką užpildyti. Kad logiškai atrodo. Jo. Tai va pat ir dėliojos, nežinau, ar čia į temą viskas gaunas, bet Kol kas į temą. Tai va turiu čia ant vietų ir jo, galvoju, davai šitą. Šiaip turėjau porą idėjų dar, norėjau gal voveraitę pasidaryti, tą grybuką. O, geras. Jo, tai reiks kažkur čia jaučiu kažkada įterpti, ką dar galvojau. Bet kažkas man su gamta vis patinka. Tai va. O kokia buvo tavo pirma tatuiruotė? Ir kada? Šitą pati didžiausia. Atsuk man parodė. Okay. Aš kažkada, žinok, tokios irgi labai norėjau. Tai kas ten yra, nespėjau, kad nespėjau. Čia yra undinėlė, bet vietoj viršutinės dalies yra skeletas. Jo, ir ten su visais tais plaukais ir uodegytė. Jop. Ši faina, tokia, iški charakterio, žinai. Tai aš ją pasidariau gal mėnesius po savo 18 gimtadienį. Gavau kuponą dovanų ir aš net nežinau, kodėl aš ją pasirinkau. Aš norėjau tiesiog išspausti iš to kupono, kiek aš tik galiu. Galvoju, reikia kuo didesnė. Gal dabar, kai pirmą būčiau pasidarius kokią mažesnę biškį, nes atsimenu visiems rodžiau ir visų reakcijos tokios, kokia didelė, nesigailėsi visą laiką tas tipo. Bet, aš žinau. Čia nėra didelė. Bet kaip pirmai, visi sakė, kad omuga. Kaip pirmai. Ne, žinok, čia priklauso nuo žmogaus. Jo. Yra žmonių, kurie tiesiog iškart slyvą darosi, kaip pirmai. Jo, iš tikrųjų. Bet, jo, susigalvoju. Koks skirtumas? O turi kokią nors tatuiruotę, dėl kurios gailies, kad pasidarei, arba nebepatinka?
aš tą žvaigždę čia, kur turiu, jinai man nelabai dera, aš norėčiau ją užpildyti. O kas tau su ja negerai? Aš norėčiau, matai, tiesiog žiauri tuščia. Jinai tuščia, aš norėčiau, kad čia kažkoks šeidingas būtų, gal kažkas, tipo, kažkaip užpildyti, kad labiau dėrėtų. Tai gal šitą nėra, kad gailiuos, bet tiesiog pakoreguoti ją norėčiau ir viskas. Man tai žinok, dabar jau į temą, nes žiūrėk, tas ir tuštesnis, ir ta tuštesnė. Bet vat vis tiek kažką, ar ten kokių taškiukų, žinai, čia tamsesnį, čia... Nu, galim dadėti. Aišku. Panašiai susirinkom. Tu šiaip turbūt esi pirma, kuri darosi vieną tatuiruotę. A ne, tai aš galėjau daugiau. Prikin? Ne, aš visą laiką, taip galvoju, nu ką čia dabar neprašysiu, visas lygas. Normaliai. Vidutiniškai bent 4 būna. Rimtai. Būna, jeigu didesnė, tarkim, yra kur, didesnis mes darom, ten toks, projektiniai dalykai, žinai, Okay. Tai irgi normalu. Jo, Yra pasiūlymas pasidaryti haliauną tatuiruotę. Tai dar jeigu ką galėsi likti. Man traukinys 6:30, tai jeigu bus... Turim to laiko. Turim laiko. Dar norėtų, kai greitai daro, tai žinau, čia... Šitą padarėm, aš jau apsimetu, kad dar darau. Ok. Ar turi bent vieną tatuiruotę, kur yra tekstas koks nors? Tekstas? Ne. Ar sutiktum turėti tatuiruotę, kurioje yra tekstas? Tekstas. Leva, turėtų tada būti žodžiai kažkokie labai svarbus man. Arba kaip tik žiauriai nesvarbus, kur tipo... Viskas bus gerai. Mes buvom su Loreta neseniai vakarienės, man atrodo, ir kol daėjom iki tos vietos, matėm 4 panas užrašų, viskas bus gerai. O, išjungsiu. Viskas bus gerai. Tai padarom gal. Ant kaktos gal, ne? Čia po akim. Palauk, aš ten sakiau, šiandien klausai manęs kokį patarimą, aš sau duočiau, judėk daugiau, va. Judėk daugiau. Gal pajudam. Gerai. Ok, ką galvoji apie veido tatuiruotes? Toks basic atsakymas būtų tiesiog judu jų. Jeigu nori žmogus, tai tegu daros. Aš pati niekada nesidaryčiau, bet jeigu labai reikia, jeigu prispyrė ir tu nori ten kokį lašą, žinai, čia, tai darykis, Ok, ir tada turim rėmėjų klausimą. Čia toks gan tipinis visą laiką, kaip tavo šeima reaguoja į tatuiruotės, nes mes šitą podcastą darom tam, kad laužyti šiek tiek stereotipus, kokie žmonės turi tatuiruotės ir ką jos reiškia. Tai kokia buvo reakcija tavo šeimos ir aplinkinių, kai tu sugalvojai pasidaryti tatuiruotę arba kaip pasidarei? Pačią pirmą? Bet bendrai, ar yra buvę neigiamų kažkokių reakcijų? Tai tiesiog mano močiutė paklausė, kas čia dabar, ką tu čia pasidarei. Mano mama turi tatuškių, tai jai visiškai chill. Tai visą laiką tai būna, kas turi, tas ir normaliai priims. Aš kadangi stokinau, tai labai graži tavo mama. Tai... Ir genų pasiskolinta. Geri genai. Tai mamikė nieka, bet šiaip dažniausiai nerodau, bet patys pamato ir tiesiog paklaus, o tai kas čia nauja, o čia vabalą pasidarė, o kas čia... Kas čia per tarakoną? Tarakoną, o. Tai per daug jie nieko mane sako. Gal netgi labiau pyko, kai septumą buvau įsivėrus ir aš jį pamiršau pasislėpti, nes jį galėgi susikišti. Ir ta sako, kas čia dabar? Ir aš galvoju, tatuškė žymiai, tipo, dalyks, kuris, tu jo nepakeisi. Tai kažkaip labiau dėl Auskaro netgi labiau. Tai septumas ant veido, gal dėl to stresuoja, nes iškart pamato. Bet čia septumas, kur net skilutės nelieka patapti. Jo, bet patiko, man tik tais gaila, kad iškrisdavo dažnai, tai aš išsiėmiau ir užaugus dabar tas skilė. Tai Klaipėda, kai atvažiuosi, parašyk praversi. Bet dabar jau nebenorėčiau, žinau, kilučio. Palikim šitą paauglystį, ten buvo mano paauglystės dalyks, jo. Tai ką? Loretai, duosi dovanų? Duosiu dovanų. O jau viskas? Aš atrodo, galėčiau. Dar. Užsikalbėjom, žiūri gerai šiaip. Tai nieks nesako, kad tau reikia išeiti. Ne, tai mes dar galėsim ten kažką nori dar pasigalvoti. Jo, tai dovanas duoda visada mūsų rėmėjai, kurie gyvena su mumis nuo pat pradžios. Tai yra Baltic Body Art. Čia yra tattoo supply shopas. Esi girdėjus apie jas? Ne. Nes sfera tavo biškiai kitokia.
Bet visi, kas Bet užsiema... susipažinsiu. Jo, kas užsiema grožio procedūrom, kas užsiema ten permanentai tatuiruotės ir ten visą higieninės prekės, tai jie viską parduoda, ką reikia mums čia apsistatyti. Okay. Prakaitas bėga. Sukaitau. Jo, ir ką jie tau dovanoja, nes kas yra svarbu šiaip iš tikrųjų prisižiūrėti tas tatuiruotės. Of course. Tai mūsų mandra šviečiantis maišelis. Ai, žiūrėk, rimta, aš gausiu čia nuo atsispindžių. Opa. Jo, tai ką jie tau dovanoja? Ai, žinau šitos. Taip, tai čia yra pagrindinis komplektas po tatuiruotės. Tai čia su šituo plaunam, žinai, dezinfekuojam plaunam. Okay. Ir čia kremukas yra... Esu šitą naudojus pati. Jo, tai mažom tatuiruotėm žiauriai gerai sugydo, visada užsigydo gerai, niekur niekas neiškrenta. Tai kol kas atiduodu su šviesa, po to šviesą pasirinksiu. Reiks atduotim ir šviesą, bet tokia gera čia. Bučkiai, Baltic Body Art, visą laiką esame. Ačiū. Gerai, ar turi kažko mūsų paklausti, dar dabar gali šitą? Šiaip nepaklausiu, buvo įdomu, kiek jūs laiką jau darot tai. Podcast'ą ir tatuiruotės? Abudu. Aš tatuiruotės darau 8-9 metai. Ilgai. Bet aš senas. Ai, kiek sena, atrodo labai. Jinai nėra sena, tiesiog visiems taip sako. Jo, 40. Sena. O podcastą prieš tai filmavo kitas vaikinukas, mes perėmėm, tai dabar bus rugpjūtį metai. Jo, metai laiko. Okay. Jo, ir esam nufilmavę jau 30 laidų. Wow. Taip, jau beveik bus, man atrodo, tavo gal ir bus jau jubiliejinė. Nice. Nes aš ir pamačiau, jumis man rodos Instagrame ir galvoju, blemba, kaip tatuškės norėčiau ir įdomiai pasirodė, ką jūs darote, tipo, tas visas esmė, kad tu darai tatuškę, klausinėjai žmogaus klausimų. Ir netgi labiau atsipalaiduoju iš tikrųjų. Ir gal pafollovinsiu, gal parašysiu man, bet galvoju... O kodėl pati neparašėjai? Nežinau, galvoju, kad... Nes mes kalbėjom dar ir su Linu. Linas irgi sako, aš jūs seku, labai, tai pasako, net mintyse galvoju, blemba, kaip būtų fana, kad pakviestų. Ta prasme, mes tikrai už. Jo, čia shoutoutas, jeigu kas nors nori ir mes dar neparašėm, tai jūs parašykit, mes tiesiog tik dviese dirbam. Jo, mes visada sugalvojam, ne visada, jeigu yra norinčių, mes tikrai priimsim tos tatuškės. Ir Loreta net ir ne klientam bybus tatuiruoja nemokamai. Jo, čia yra kitas dalykas. Jo. Kas nori pasifilmuoti? Su tatuiruotė yra nemokamai ir bibiai visur yra nemokamai. Amazing! Tai va, kad. Ačiū! Nice. Žiauriai gerai.